susibylimi vaikai, melsti už bažnyčią, už pasaulį, už kiekvieną iš mūsų, taip pat reikalus, šeimą, artimiausius mūsų, mylimiausius mūsų žmonės, kuriuos gyvenime sutinkame. Ir šiandien taip pat bažnyčia kviečia mus prašyti užtarimo Šventojo Pranciškaus Salezo, vyskupo, bažnyčios mokytojo, kuris gyvenime nepasirinko daryti karjeros teisininko, nepasirinko sužadėtinės labai turtingos, bet pasirinko tai, į ką Viešpats iš tiesų šaukia, į jo vyskupo. Tad melskime, kad kiekvienas pasaulyje žmogus atrastų tą misiją ir vykdytų tuos uždavinius, kuriuos nuo amžių mūsų dangiškasis tėvas yra numatęs. Tegul Viešpats duoda mums šventąją dvasią, kad tyra jam patinkančia širdimi dalyvautume šioje šventoje Kristaus aukoje. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus. Paskyrė 12. Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną, juos pavadino Boanerges, tai yra griaustinio vaikais. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Kananietį. Tai Viešpaties žodis. Ką tik išklausėme pasakojimo apie 12, tai yra artimiausių Jėzaus mokymą. Ir tarsi ne vietoj, tarsi netyčia, kaip uogelė ant tortos skliausteliuose, prie Jono ir Jokūbo pažymima iš karto, dar turbūt nepraėjus bandomajam laikotarpiui. Jėzus pavadina juos griaustinio vaikais, tai mes suprantamus ir griaustinius. Bet eina kalba apie charakterio būdą, eina kalba apie tą griaustinį, kai staiga nesuprasi nei kur, nei kada, nei kaip, dreba dangus žmogus, blyksi, mirguliuoja. Tai yra kalba apie cholerikus, apie greitai užsiplieskiančius, supykstančius karšto būdo žmonės. Tai vat aprašymas pirmųjų 12 ir matome, kad ten toli dar iki tobulumo. Ten yra žmonės, kurie dar turi prieš save kelionę į panašėjimą į Jėzų. Ir įdomu tai, kad lygiai tokiu pačiu griaustinio vaiku buvo ir savo raštuose pripažįsta, kad jam reikėjo lygiai 20 metų grumtis su rūstumo yda. Ir todėl labai daug dėmesio savo knygoje Išganymo kelias Filotėja, primenu, kad tai yra dvasingumo perlas ir klasika, jeigu neskaitėt, tai prieš mirtį būtina perskaityt, nes tai yra sudėti dvasinio gyvenimo pagrindai toje knygoje, geresnio nieko neturime katalikų bažnyčioje. Tai vat toj knygoje jisai skyrė daug dėmesio pykčio reiškiniai. Ir jis duoda tam tikrus patarimus pasaulietei moteriai Filotėjai iš savo aiškos savo teisingumo, tokio neteisingo prieš artimo meilę nukreiptam teisingumo atstatymui, kaip galima būtų pasipriešinti. Pirmas jo patarimas yra tiesiog nustoti vaidinti ramius balandžiukus gyvenime. Nesako, ką pirmą velnias bando padaryti, tai sako, mus priversti apsimesti romiais ir vaidinti ir trokšti, kad žmonės, kai mus mato, tai matytų mus romius, matytų mus nuolankius, nors iš tiesų taip nėra. O kaip tai galime pažinti, sako, jeigu tik tai kažkas, sako, mažiuko tau nepasiseka, jeigu tik tai kažkas
savo elgesiu. Ir tu, sako, iš karto jauti kažkokį, kad sprogimą savyje dėl menkiausios klaidelės, tai sako, tai rodo, kad tu tikrai grumiesi savo gyvenime su rūstumo yda. Ne namuose, sako Pranciškus, angelas, o namuose tikras velnias, tai kartais yra apie mus. Tad pirmas, sako jo patarimas, tiesiog nustok neigti, kad esi pikčiurna. Ir tai bus tavo pirmas žingsnis, labai rimtas žingsnis, žodžiu, į tai, kad tu susigrumsi su šia rūstumo yda. Kai kažkas kažką sako, ir man taip pat, aš labai dažnai dėl smulkmenų. Taip pat yra mano kelionė link romumo, link ramybės, link tylos, link nuolankumo. Tad pirmas dalykas, nieko nevaidinu. Pripažįstu ir nelaukiu, kad kiti mane laikytų ramybės dabar paveikslu. Esu pikčiurna. Kitas žingsnis, tai Pranciškus kalba apie idealą. Reikia vis dėlto santykiuose, gyvenime turėti prieš akis kažkokį idealą, tikslą. Ir jisai čia mums pateikė tiesiog Senojo testamento ištrauką, pradžios knyga 45. Jisai duoda vieną tiesiog patarimą: nesibarkite pakeliui. Nes tai yra kartais mano pasirinkimas, bartis ar nesibarti. Vyksta kažkoks dalykas, konfliktinė situacija, kryžiuojasi kažkokie planai, keliai, lūkesčiai ir taip toliau. Tai galiu pasirinkti poziciją, dabar tai aš paaiškinsiu, parodysiu dabar, kaip čia reikia gyventi. O gali būti tiesiog mintis tuo metu, pasirenku tikslą, kaip išspręsiu šitą konfliktinę situaciją. Sako, visada turėk prieš akis šitą tikslą. Nenoriu čia niekam nieko įrodyti, parodyti, bet noriu tiesiog išspręsti šitą tikslą, nesibarti pakeliui. Trečias jo patarimas yra bandyti išsakyti savo nuoskaudas, pastabas be pykčio, romiai, švelniai, kitu metu. Aprimus, ne tada, kai verda tavo širdyje vulkanas, kai bando išsiveršti viskas iš tavęs, sako, pasakyk saldžiai, tai yra švelniai visa tai, nesiginčyk ant karštųjų, nepriimk tokioje būsenoje jokių sprendimų, nerašykime pranešimų, trumpųjų žinučių, kas pasitaiko vis girdžiu dažniau, kai aiškiname santykius trumposiomis žinutėmis, kurios nėra skirne, vėluoju, laukit manęs arba perskambinkit vieną žodį, bet žodžiu, kai tavyje verda, sako, geriau pasirink nekalbėti tuo metu. Kaip vienas kunigas vienoj kaimo bažnyčiai, kai moteris vis nuogastavo, kad negali su vyru savo nustoti ginčyti, sako, kai tik jis pradeda, sako, nei iš šio, nei iš to, sako, šaukti, tai sako, paimk į burną švęsto vandens, sako, ir neišspjauk, neišgerk to vandens, sako, kol jisai nenustos bartis. Jinai tai pradėjo daryti. Vyras sako, nieks su juo nesiginčia, nieks ginčiai išsisprendė, žodžiu. Tai aišku, kad kalba eina ne apie švęstą vandenį, ne kaip apie švęstą, bet pagrindas neleisti tam vandeniui ištekėti iš mano burnos. Jeigu tai padėtų kažkam, kodėlgi ne, paimk švęsto vandens į burną ir tylėk. Ketvirtas žingsnis, tai sako Pranciškus, kai numatai, kad dėl tam tikrų aplinkybių tau visada kyla pyktis. Pavyzdžiui, spūstis kelyje, čia aš jau pridedu tai, konkretus žmonės, konkretus paros laikas, esu irzlesnis rytais, vakarais, po darbo, prieš darbą. Kai tu žinai, kad ir vėl suirsi, tai sako, iš anksto trumpai pasimelsk. Viešpatie Jėzau, padėk. Ir paskutinis jo patarimas iš daugelių, kuriuos išrinkau, tai buvo, kai jau ne. Ir paskutinis jo patarimas iš daugelių, kuriuos pavyksta, kai jau leidi pratrūkti savo, tai sako, kuo greičiau pripažink, kad neadekvačiai pasielgiai. Atsiprašyk ir stenkis pasitaisyti, nes kaip primena šventasis Pranciškus Salezas, šviežias žaizdas lengviau gydyti. Tad pavyko apaštalams su tuo susitvarkyti, pavyko Salezui, gal ir reikėjo 20 metų,
pavyks ir man su viešpaties malone ir prašykime savo ir mūsų artimiesiems romios širdies.